Sveikos mielosios, čia pasidaryk tai pati grožio dienoraščiai ir aš Rimantė Kulvinskytė. Šiandien labai turim smagią vasarišką temą - grožio ledukai. Štai jie. Parodysiu, kol neištirpo, tada jau galėsiu šnekėti. Kaip tik šiandien juos susišaldžiau. Labai gražus, ar ne? Kaip čia jums parodyti? Slidus velniai. Taigi grožio ledukai yra labai sena mano paslaptis, kurią išduodu tik savo geriausiams draugiams. Ir kas pradėjo naudoti šitą priemonę, žinokit, nebegrįžo atgal, nėra kelio atgal. Visos mano draugės yra labai patenkintos. Mano buvus kambariokė Kotryna netgi sako, kad jai dėl šitų ledukų taip susinormalizavo visa odos ir ten, kaip pasakyti, visa apytaka, kad jai netgi reikia mažiau kremo arba iš viso nereikia, nebetraukia odos, nusiprausus veidą. Ir oda yra lygi ir švelni. Tai kas tai yra ledukų terapija? Apie ją aš sužinojau iš savo kosmetologės, Ievos, kai turėjau pakankamai daug problemų, odos problemų, jinai buvo labai sudirgus, labai jautri, irzli ir labai alergiška. Čia buvo labai, tuo metu, kai daug filmavausi, nuo dažno grimavimosi, nuo didelio kosmetikos kiekio, oda jau pasidarė tikrai pikta. Ir jinai man patarė naudoti lakišių žolę, štai kaip tai atrodo, lakišių žolė, dėti jos kompresus. O paskui aš pradėjau skaityti apie visas terapijas, visas žvaigždžių ilgamečio neblėstančio grožio paslaptis ir pasirodo daugelis jų rytą pradeda nuo ledukų. Tai yra veidą prausia ledukais. Ir žinokite, tai labai suaktyvina kraujotaką, pradeda gamintis visos reikiamos geros medžiagos, kurias mažina raukšlės, oda tampa stangresnė, taip, užsigrūdinus, kaip sakant, stangresnė, skaistesnė, lygesnė ir ilgiau išlaiko jaunystę. Bet kad ledukai būtų nepaprasti ledukai, nusprendžiau juos gaminti su žolelėm ir eksperimentuoju kas kart, kai pirmoji senoji porcija baigėsi, o reikia naujos. Ir žinoma, ryte su paprastu leduku tikrai nėra pats maloniausias dalykas, nes yra tikrai šalti. Tai, kad būtų man smagiau tai daryti, aš šaldau juose gėles ir jie yra tikrai labai gražus. O kaip aš tai darau, galėsite pasižiūrėti užsukusios Rimantė mano asmeninė tinklaraštį, ten bus ir nuotraukos. Ir pakalbėsiu apie tai, ką aš juos dedu, kad jie būtų skaniai kvepėtų ir turėtų dar daugiau naudos, negu kad tik paprastas vanduo ir šaltis. Taigi jau minėta lakišių žolė, kuri, kaip prašoma ant dėžutės, gali padėti išlaikyti odos vientisumą ir jinai tikrai yra hipoalerginė. Taip pat šituose ledukuose aš dėjau, šitos ledukus piliau rožių vandenį, labai seniai žinoma priemonė, mėgta net pačios Kleopatros, aš pirmą kartą ją atsivežiau iš Turkijos. Taigi rožių vanduo tinka visiems odos tipams, tą patį galiu pasakyti ir apie žalią arbatą. Taip, jūs galite užsiplikyti žalią arbatą ir ją susišaldyti. Tas pats galioja ir beržų lapams ir pumpurams. Taigi tai yra 3 vaistažolės, kurios tikrai tinka visiems odos tipams. Na, o jeigu turite probleminę odą ir jinai yra linkusi į spogavimąsi, yra riebi, tai tuomet patarčiau paieškoti spintelėse medetkų, kraujažolių, jonažolių, taip pat ąžuolo lapai padeda sureguliuoti odos riebalinių liaukų veiklą. Tas pasitaikoma ir dilgėlėms. Jeigu turite petražolių kartais ir dar yra jų užsilikę mamų daržuose, tai petražolės labai skaistina odą ir nereiks balintis veido, skrusdėlių sysium, kaip tai darydavo mano sesuo vaikystėje, palikdama servetėlę ant skrusdėlyno ir paskui dėdama tą skruzdžių rūgštim padengtą daiktą savo ant veido. Taigi petražolės balina strastanas ir pigmentinės dėmes, kas yra labai aktualu po vasaros, kai jos labai išryškėja būtent nuo saulės. Brandžiai odai tiks mėta, pipirmėtė,
erškėčiai, čia kaip pamoką išmokus, ir liepžiedžiai. Jeigu jūsų oda yra jautri ir sausa, tai dobilai ir ramunėlės jau žinomas iš senų senovės. Taigi, užsiplikot arba užsipilat neverdančiu vandeniu 70 laipsnių tokiu šiltu, palaikote ir šaldote ir kiekvieną rytą veidą prausėte. Visų pirma, pirmas dalykas, po dušo galima netgi tai daryti, nuprausėte šaltų leduku. O kadangi prakalbame jau šiandien apie tokius gražius ir natūralius dalykus, tai norėčiau perduoti dovanas, kurias man davė kompanija Gentle Day. Gentle Day, nežinau, tikriausiai daugelis jūsų girdėjo, kadangi, sakiau, kalbame apie natūralius dalykus. Gentle Day yra ekologiška kosmetika skirta intymiai moters higienai. Taigi, kad 3 iš jūsų norėčiau padovanoti jų produkciją, tai yra ypatingas intymios higienos servetėles ir kasdienius įklotus. Ir jums tai reikės po šito video komentaruose parašyti, kaip save palepinate sudėtingiausių mėnesio periodų, būtent per PMS, kai visos mes esam, žodžiu, visko nekenčiam, norėtumėm visus nužudyti. Ir, kaip sakoma, noriu 2 dalykų. Visus nužudyti ir kondensuoto pieno. Taip mes jaučiamės. Taigi, prašykite į komentarus būtent po šio video, kaip jūs save palepinate, ar darote grožio procedūras, ar kepate kažką tai skanaus, ar važiuojate į spa. Žodžiu, koks yra jūsų receptas, būtent, kad jaustumėtės geriau per sudėtingiausią mėnesio laikotarpį. Ir po savaitės daugiausiai patinka surinkusių komentarų autoriams, aš įteiksiu Gentle Day dovanas, o kol kas marš į savo vaistinėlės, peržiūrėkit, ką mamos ir močiutės pridžiavinusios, kokių žolių, kurios geros yra ne tik peršalus, bet žinokit ir jūsų odai, šaldykit ledukus ir kiekvieną rytą kankindamosis dėl grožio prisiminkit mane. Labai kuklu. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite, jeigu kas nors paklaus, kaip jums sekėsi, atsakykite, žinok, kaip išgražėjau, iki, ate.